Sveiki visi, čia aš Lukas ir šiandien norėčiau jums sukurti pamoką, kaip reikia naudotis Imago.tool, tai modintis savo GTA San Andreasą. Tai iš pradžių einame į savo Imago.tool. Taip, tuomet spaudžiame File, Open ir pasirenkame, kur yra jūsų GTA. Tai pas mane jis yra D-diske, Games, GTA San Andreas, Models ir GTA 3. Taip, tai jūs turėtų iškrauti. Ir... jo, va, užkroja. Dabar, kai užkrauna, spaudžiate Commands, Replace ir pasirinkate, kur yra jūsų modifikacija. Tai pas mane yra būdo ir, tarkim, DFF. Pirmas turi arba TXD arba DFF, be skirtumo. Tai aš pirmą kelsiu DFF, atidaryti. Jums dabar keletą modifikaciją, to jau čia turėtų, jo, užkrovė, dabar spaudžiame vėl Commands, Replaced ir pasirenkame dabar TXD failą. Daryti ir turi to iškrauti. Taip, užkrovė. Tai dabar jau jūs turite savo GTA užsimodintą, tai viena mašina užsimodinta, tai taip galite kiekvieną savo modifikaciją keltis. Ir jo, tai pamoką kūriau SFP serveriui ir tikrai užeikit, yra gan geras serveris ir renkamų komanda ir taip toliau, tai sėkmės jums.